čia darosi? Kas čia tokio vyksta? О, колбаса. Я пошла у Максима. Там она у меня есть, далеко от дома. Я живу в такой вёске Прелой, и Максима там дальше, вот где нет. Пошла я на автобус, села и приехала. Bet vyras mano yra turtingas, jam 120 metų. Ir jis man viską leidžia savo nusipirkti. Žinot, bachurai, tokį visada reikia gerti. Prieš einant į kokias machankes. Tai aš kai vieną kartą prisigėriau šito, tai kaip atėjau, tai man davė tokią banką ir aš guliu. O mes taip putų šau, taip gerai pašokam, visas buvom tokios šlapios, tokios putose, tai žinot, labai kietai, jo. Aš taip dar nepersirengiau po vakar, tai kad nespėjau, neseniai grįžau, bet viskas buvo gerai pagėrėm, jo, ir plotukas, viskas buvo gerai. Gyvenu aš taip kampe, su bomžas, man 44, gyvenu jau čia 45 metus. Купила там батонов, всяких там мясу много. Gyvenu aš pačiam varganiausiam mieste Kalabibiškių kaime, kartu mano pagalvė. И молока, а то у меня уже коровка не хочет дать молока, так я купила молока. А такой невкусный, как свой там вот от коровы. Такой вкусный. Taip, žinot, vakar taip pasitusinau, tai čia eik tu sau. Karočią nuvarėm į klubą, patį geriausią Kiss Club. Taip pasitusinau, putų šou, jėga. Labai mėgstu paničkas. Tokias gražias, vadinės, su silikonais. Super paničkos. Kaip užsiauginau savo ūsiukus, tai visos jos myli. Visos bučiuoja vaiką, как tu geras, sako, o tai kaip, tai vad. Надо же своего дедука покормить. Tai aš nešioju, kad žinot, jeigu prie manęs kas nors prisiknys. Aš svajoju apie dainininkės karjerą. I wanna be loved by you, just you, nobody else with you. I wanna be loved by you, Achūrų ten susipažinau, mes patūsinom, karočią, po to su kitu susipažinau, bachūrų. Ir žinot, aš turiu tokią lazdelę, aš kaip taip padariau, ir jis buvo mano. Крупка пила, знаете, цены очень большие. О, šis geras alus. Švyturio ekstra, šviesusis alus. Bobų daug turėjau, bet dabar visos mane paliko. Pinigų nėra. Su draugeliais kokiu išgeriam, kokių šnekolių alaus. Esu nevykėlis. A kur žonka? A žonka šleится kažkur dūra, jo. Aš čia sėdžiu, karočią. Karočią negaliu. Vienas kaip durnis sėdžiu, namie. Reikia pas blondinės kokias nors eiti, tai o ką, aš nesenas dėdas dar, tai čia tik taip forsas toks. Karočią, įsidrasinau prieš kamerą. Ką man dar jums papasakoti? Man yra 20 metų, studijuoju, modelio karjerą. Taip. Aš mėgstu labai vaikščioti po parduotuves, pavyzdžiui, Humana, mėgstu apsipirkinėti Terranovui dar,
Maksimai labai geros nuolaidos, pačios geriausios, tai aš jums galiu pasavėtuvati, kad jūs vaikščiotumėte daugiau po parduotuvę Humana, nes ten kiekvieną sekmadienį po litą visi rūbai, tai žinot, aš tai, apsiperku ten, tai kad net nesimato, ką jau ten. Aš susitaupiau pinigų, supirkau kalbas. Per varšytą radau irgi ten, galvoju, reikia, kad man nutipo, žinot, tipo, aš kietą barbę, tai vad nusipirkau, tai labai aš mėgstu šopingus, taigi ir jum irgi советую ten, nueiti. Знаете, я должна была спать на 100, а то бы я не имела пенензы. Taip, aš žinau, kas man viskas labai tika. Tai vat modelio karjera, dainininkė, tai žinot, eisiu į kokį nors X Factory. Karočią, blogas gyvenimas, bet yra ir gerų dalykų. Mėgsta įkalt, tada būna super. Mano tėvukai nelaimingi, gyvena Lūšnoje. Turiu 10 brolių, pizo šokėjos, porą prostitučių. Tai va, biški jiem nepasisekė. O 5 litus tam parduodu, tai žinot, biški tam pavaiškai pasadamesti, pinigų prisirenki ir gali savo alaus nupirkti, o visi galvoja, kad aš pavalgyt nusipirksiu. Bet tai ne, kiekvienas bomžas, ką jam, tai jis va nusipirks dešros ir alaus ir jam gerai bus. Tai mes biški su vyrukais pasismaginam. Atsikeliu ryte ir žiūriu, prie manęs pinigų yra, turbūt pagalvojau, kad aš bomžas. Karočią, bet tai aš paėmiau visus pinigus ir nuėjau į autobusą, atvažiuoju Uprienai, a tam nedaug drugoj babai spит. Bet aš dar mėgstu eiti į Akropolį. Akropolyje vaikštau po Maksimą. Mėgstam tūsus pas Nijolę bomžinę. Aš vis tiek pinigų neduosiu, nei broliam, nei sesam. Gyvensiu viena, turtinga, rasiu dar gerą vyrą, gražų, kokią nors seksiuką. Ах ты, говорю, дурак, я взяла, заволосы бабулю и с хаты угнала, а то типа говорит, что ты делаешь, это моя матка. Kartais numeta sudžiūvusią duoną, grietinės, alaus, sviesto. Palauk, kažkas jau viešti, turbūt tarakonai mano. Aš geriu daug, mėgstu blondinės, olele pupytės, nors jos manęs nemėgsto. Maksimai labai didelis pasirinkimas, nusipirku kokiu nors ten, žinot, pudrų, tanalkių, lūpdažių, tai ir po to einu į miestą, vaikštu ten ir, man labai patinka viskas. Mėgstu aš labai pakalbėti su tarakonais. Jie mano patys geriausi draugai. Gyvenu tarp tarakonų. Mes po to po klubo nuvarėm pas tokią Gincę, draugę mano. Pas ją buvo plotukas, tai pagėrėm nerealiai. Bernų, skambina kažkas. Alio? Labukas, taip. Ai, tu žinai, mane dabar filmuoja. Aš karočią duodu interviu, kai mes vakar tūsinom. Kaip apibūdinti savo gyvenimą? Bet jis yra rožinis. Labai rožinis, toks šviesiai rožinis. Biški dar geltonas kaip saulė ir žvaigždės. Biški mėlynas kaip dangus. Biški yra. Biški nelaiminga, bet pinigai vis daro savo. Pinigai. Laimė piniguose. O jeigu kiti galvoja, kad laimė meilėje, tai jie labai klysta. Kokia meilė? Meilė gyventi Lūšnoje, bomžais būti? Ne, aš jau geriau džiaugsiuos savo kailiniais, pinigais, kuriuos man duoda vyras ir gyvensiu savo viena laimingai. Ką, tu matėjai, koks jis toks
fu, tak šliundra, fu. Toka, kad aš taip, nu taigi niekados, nu tai, nu blin, nu braškė, nu tai ką aš galiu padaryti? Kamaliukas, va, ai. Daug prikolų, kamaliuką, tai taip ir gyvenu. Gerai, ko tu dabar čia manęs rėki, ne aš rėkiu, o tu. Afigėla, karoči, nu gerai viskas, netrukdyk man, braškė, nu gerai, šio, myliu bučiuoju iki, nu, ciao, braškė, nu. Tai va, čia buvo mano draugė braškė, pati mano geriausia draugė, karoči, vakar pakabino tokį bachūrą, Rudolfą. Tai va, taigi žmonės, jūs negalvokit, kad gera gyventi lūšnoje, bomžauti ir turėti ir mylėti, tai taip nėra gerai, karoči. O viskas priklauso piniguose. Bet tai nieko, viskas normaliai seka. Aš vat ir rūkyt labai mėgstu, bet tai neturiu, baigėsi mano San Džordžu. Kai mes susitiksime kitą šeštadienį Kiss klube. Nu, aš miegot. Ciao. Davai, ciao. Susitiksim YouTube'ai. Davai.